Marijampolės kolegijoje įvyko ilgametę tradiciją tapusi tarptautinė studentų konferencija Studentų taikomieji tyrimai, kuri šiemet pritraukė dėmesį ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Liepojos akademijos bei Erasmus Plus programos dalyvių. Ši konferencija, kurioje buvo pristatyta per 70 mokslinių pranešimų, ne tik skatina idėjų ir patirties mainus, bet ir puikiai atspindi kolegijos siekį skatinti tarptautinį akademinių tyrimų bendradarbiavimą. Jeigu pasižiūrėti į turinį ir tematiką, tai žinoma toks pranešimų skaičius skaidosi į sekcijas ir sekcijose mes turėsime iš viso 8 diskusijų grupės ir natūralu, kad tai yra ir tarptautinis verslas ir komunikacija, vaikystės pedagogikos, taip pat kita sekcija nagrinės teisės problemas, socialinio darbo net 2 sekcijos pranešimų turim didelę gausą, taip pat finansinės apskaitos. Turime atskirą sekciją. Viena iš diskusinių temų yra teisės vaidmuo valstybės plėtotėje. Ir kadangi šiais metais mes priimsim ne tik į kolegines studijas, bet ir į universitetinės studijas, tai iš tiesų šita sekcija nagrinės teisinius klausimus. Ir ateinančiais studijų metais mes jau turėsim teisės bakalauro universitetinių studijų priėmimą ir turėsime magistrantūros mediacijos programą. Apskritai konferencijos plenarinėme posėdėje ir darbo grupėse studentai pristatė itin plataus temų spektro pranešimus. Kas yra idiomas, aptariau, kas jūs yra, jų analizės, kas iš jų susideda ir taip toliau. Kaip vertėjui, tai neįkainojamas tikrai turtas, nes tikrai praplečia ir žodyną, ir visas gramatinės žinias, ir leksika, ir diskursas, ir viskas, kas tai yra susijęs su anglų kalba, tai tikrai praverčia ir gyvenimui, ir ateityje, ir kalbėjimui, ir kasdieniniam gyvenimui, ir dokumentai. Dirbdama su projektu, išmokau ir naudojau naujų žodžių, praturtinau gramatikos vartojimo įgūdžius. Tai buvo man puikiai patirtis. Kaip žinote, anglų kalba yra pasaulio kalba. Ja galima susikalbėti bet kur. Tai kalba, kurią šiandien kalba ir bendrauja daugelis žmonių. Vadovė džiaugiasi, kad studentai aktyviai įsitraukia į mokslinę veiklą, kuri duoda jiems neįkainojamos patirties, o be to turi ir svarbę išliekamąją vertę. Iš tiesų, mūsų tikslas yra ne tik suteikti studentams teorinių žinių, bet formuoti praktinės kompetencijas, bet ir taip pat jiems padėti išsiugdyti tyriminės kompetencijas, kurios bus reikalingos jų praktiniai veiklo, jų praktiniam darbe.